Labas rytas. Kviečiu pasiimti Biblijas. Šiandieną mes einame toliau laišką Galatams, Evangelija be grandinių. Labai senai jau buvom susitikę, labai senai kalbėjome, tai todėl kas prisimenate, kur mes esame ir kur mes einame? Kokį skyrių? Viskas parašyta, viskas išduota. Taigi Galatams laiškas 4 skyrius. Galatams laiškas 4 skyrius. Atsiverskime. Ir pradedant pasimelskime. Dangiškas Tėve, meldžiuosi, kad tu atvertų mūsų širdis, išgirsti tavo žodį, skaityti jį ir meldžiam Viešpatie, kad tas žodis įkristų į mūsų širdis ir kad tas žodis sudygtų ir neštų vaisių. Meldžiuosi Viešpatie, kad tavo šventoji dvasia dabar veiktų mūsų širdise, įtikindama mus, mokydama mus ir aiškindama mus tavąjį žodį. Meldžiam Viešpatie, kad tu dabar atvertum visų mūsų ausis, girdėti, širdis priimti Viešpatie ir duok mums norą gyventi Viešpatie ne kaip vergai, bet kaip tavo vaikai. Tie, kurie iš laisvos valios, iš savo pasiryžimo norime Viešpatie tau iš meilės tarnauti. Jėzus vardu. Amen. Taigi šiandieną mes turime temą Aba Tėve ir pereiname prie to, kad sakoma, jau tu jau nebevergas. Tu jau nebevergas, o tu esi jau išteisintas, pateisintas, ne todėl, kad esi labai fainas žmogus, bet todėl, kad Kristus mirė dėl tavo nuodėmių, jisai pasiėmė tavo visas nuodėmės ant savęs ir tu dabar tapai išteisintų. Ir šiandieną mes perėsime ne tai, kad Dievas mus pasigailėjo, ne tik tai, kad jisai mus išteisina, bet jisai mus taip pat ir įsūnija. Tai labai didelis skirtumas yra tarp išteisinimo ir įsūnymo. Ir šiandieną mes pakalbėsime apie tai. Skaidrė apie Gajų Oktavijų. Gal kas girdėjote tokį žmogų? 44 metais prieš Kristų buvo nužudytas Julijus Cezaris, Romos imperatorius. Ir kai buvo atplėštas jo testamentas, ką jisai paskirs įpėdinių po savęs, Roma visa sulaikė kvapą. Nes būtent jisai savo testamentu paskirs žmogų, kuriam suteiks savo vardą, kuriam suteiks savo turtus ir kuriam duos valdyti savo imperiją. Ir kasgi tame testamente buvo parašytas? Parašytas buvo vardas Gajus Oktavijus. Kas jisai buvo? Testamente buvo parašytas 18-mečio vaikino vardas. Tai buvo Julijaus Cezario sesers vaikaitis. Jisai nebuvo garsus karvedys, nebuvo net senatorius. Dėl savo silpnos sveikatos, kurią jisai turėjo, jisai buvo visų nuvertintas ir niekas į jį labai rimtai nežiūrėjo. Tačiau Julijus Cezarius jį paskyrė pagrindiniu savo įpėdiniu ir testamentu jį įsūnijo. Romėnų teisėje įsūnymas nebuvo vien tik tai toksai, gražus gestas. Va, tu fainas, aš tave priimsiu savo šeimą. Tai buvo tokia teisė, kad žmogus buvo perkeliamas į naują šeimą. Jisai įgydavo teisinę savo tapatybę, jis įgydavo naują vardą ir jisai gaudavo paveldėjimą. Jisai galėjo paveldėti savo
turtą savo. Taigi, priėmęs testamentą, Oktavijus pradėjo vadintis Gajumi Julijumi Cezariu ir paveldėjo didžiąją dalį Cezario turto. Tas jaunas, mažai kam žinomas jaunuolis, 18-metis, vėliau tapo pirmuoju Romos imperatoriu Augustu. Girdėjote tokio imperatorius Augustas. Taigi jo gyvenimą pakeitė kas? Ne jo nuopelnai, ne to, ką jisai padarė savo gyvenime, ne to, ką jisai pasiekė, ne per kažkokius turtus, bet jo gyvenimą pakeitė testamentas, kurį jam skyrė Julijus Cezarius. Tai Paulius Galatams laiške 4 skyriuje būtent kalba apie tai. Jis kalba apie mus, kad mes testamentu tampame Dievo vaikais. Ir mes įgyjame įsūnystę, įgyjame naują šeimą, įgyjame naują tapatybę, mes jau nebe vergai, nebe nusidėjėliai, nebe tie, kurie einame į pragarą, bet mes tampame Dievo vaikais ir mes gauname paveldėjimo teisę. Štai dėl ko mes gyvename, štai dėl ko mes dabar vilėmės. Mes vilėmės naujo dangaus, mes vilėmės, kad po šito kūno mirties mes nesupūsime šito žemėje, bet būsime kartu su Dievu. Kai kuriem iš mūsų jau žiūriu, jau gerokas metų skaičius. Mirtis beldžiasi į mūsų duris. Fizinė kūno mirtis, mes visi mirsime. Tai va, ir todėl mes turime viltį. Viltį, kur Dievas mus pažadėjo išteisinti ir tą jisai padarė ir kad mes būsime su juo ir gyvensime su juo. Ir mes paveldysime dangaus karalystę. Taigi, skaitykime Galatams 4 skyriaus nuo 1 iki 3 eilutės. Šis pas mus skaitytojas. Ačiū. Iki 3. Taigi, nors, sako, tu esi paveldėtojas, tarkime, jeigu tu turtingo žmogaus esi sūnus, kol dar nesi pilnametis, tu esi kaip vergas, prilygstamas vergui, tu kaip ir tau viskas priklauso, bet iš tikrųjų tu nieko negali naudotis. Tavo gyvenimą tvarko tam tikri žmonės, kurie yra paskirti ir tu nors teisiškai esi šeimininkas, tačiau tavo dienotvarkė, tai ką tu darai, praktiškai nieko tuo metu nesiskirdavo nuo vergo. Ir Paulius visą šitą vaizdą jisai perkelia ir parodo mums, kad mūsų tokia buvo būklė iki Kristaus. Iki Kristaus mes buvome vergai, bet ateina Kristus ir mus iš vergo mes tapsime sūnumis. Ir jisai kalba apie pasaulio pradmenis, apie tą elementorių, apie tokią, kaip žinot, graikiškas žodis yra stoche, kuri reiškia pradmenis, pirminius elementus arba net abėcėlės pradžią. Sako, įstatymas mus mokė ką? Įstatymas mus mokė pažinti nuodėmę. Suprasti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir saugojo mus, vedė mus iki pat Kristaus. Per įstatymą mes pažįstame tik tai nuodėmę. Bet pats įstatymas mus negali išteisinti, pats įstatymas negali mums duoti tapatybės. Taigi skaitykime toliau, nuo 4 iki 5 eilutės. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. Ačiū. Čia yra žodis pilnatvė, laiko pilnatvė. Graikiškai yra
plerorema tos chronus. Reiškia, kad atėjo laikas ir kaip indą, kurį mes turime, jeigu mes pripilname jį pilną vandens, sako, taip kaip indas yra pilnas vandens iki pat kraštų. Tai reiškia, kad jau atėjo pilnas laikas ir Dievas atėjus šitam laikui siunčia savo sūnų Jėzų. Kai kurie istorikai kalba apie tai, kad Dievas atsiuntė savo sūnų labai tinkamu metu. Tuo metu, kai romėnai karaliavo, buvo, mes žinome, tuo metu Romos imperija, romėnai darė vieną gerą dalyką. Jie tiesė kelius. Jie padarė, kad visa imperija būtų galima keliauti ir jie tiesė kelius. Ir būtent kai kurie istorikai sako, kad Dievas siuntė savo sūnų labai tinkamu metu, kai visas pasaulis buvo pasiekiamas ranka. Buvo keliai padaryti ir Evangelijos žinia galėjo plisti labai plačiai. Bet Pauliaus pagrindinė mintis buvo ne politinė. Dievas niekada nevėluoja ir Dievas niekada neskuba. Dievas ateina reikiamų metu, tada, kada jisai pats nusprendžia. Taigi atėjo pilnas laikas. Ir sūnus ateina ten, kur esame mes. Jisai ateina į mūsų teritoriją, jisai tampa žmogumi. Jisai gimsta iš mergelės Marijos ir tampa, įsivaizduokime, Dievas tampa žmogumi. Tai yra kažkas nesuvokiama. Kaip pats Dievas gali tapti žmogumi. Kas galėtų paaiškinti? Aš nelabai. Bet tai yra stebuklas ir tai yra Dievo planas, kad pats Dievas įsikūnija į žmogų tam, kad atpirktų mus. Tai parodo didžiulę Dievo meilę. Taigi jisai buvo tikras žmogus, jis buvo ir tikras Dievas, ir tikras 100% žmogus. Jisai buvo pavaldus įstatymui. Kai jisai gimė į tą religinę terpę, jisai buvo pavaldus įstatymui, Mozės įstatymui. Jisai nešė tą pačią naštą, kurie gyveno tuo metu izraelietį. Jisai išperka tuos, kurie buvo patekę toj pačioj padėtyje. Jisai mus galėjo pilnai suprasti, jisai pilnai žinojo, kuo mes gyvename, ką mes turime daryti ir jisai specialiai irgi ateina į šitą terpę, kad parodytų, kad jisai būtent paima mūsų tą naštą ir ją pakeičia. Taigi sūnus tapo tuo, kuo mes buvome, kad mes gautume jame sūnaus padėtį. Jisai paima mūsų nuodėmes ir duoda savo teisumą. Gerai, ir toliau Dievas ne tik tai išperka, bet jisai ir įsūnija. Atsimenu, 92 metais, kai aš įtikėjau, tuo metu, kai man skelbė Evangeliją, aš norėjau tik tai atsiprašyti Dievo už tai, ką aš padariau. Apie kažkokią pagalvojimą, kad aš būsiu Dievo sūnumi, ar gausiu šventąją dvasią, ar turėsiu naują tapatybę, ar turėsiu visas tas privilegijas, kurias mes dabar visi turime, net nebuvo kalbos, aš nieko nesupratau. Aš supratau, kad man reikia atsiprašyti Dievo už tai, ką aš padariau. Tai aš norėjau, kad Dievas man atleistų, tarytum išpirktų mano tas nuodėmes, bet nuo to momento, kai aš atsiprašysiu, galvoju, kaip man paskui reikės gyventi ir vėl, vėl pridarysiu nuodėmių. Ką tada vėl darysiu? Bet čia Dievas padaro įdomų dalyką. Jis ne tik tai išperka, bet jisai toliau ir įsūnija. Greikiškas žodis exegarazo reiškia išpirkti, sumokėti pilną kainą iš vergijos. Tuo metu, kaip mes žinome, pasaulis turėjo tą tokią vergų sistemą. Žmogus, jeigu buvo patekęs į vergystę, jisai negalėjo, šiaip man nepatinka mano šeimininkas, aš išeinu, kaip mes dabar galim keisti darbą.
nepatinka man ten, aš išeinu. Per mažai man moka, aš to nedarau. Tuo metu, jeigu tu esi vergas, tu neturi jokių teisų. Tu esi priklausomas. Ir norint, kad taptum laisvas, tu turi sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Tave turi kažkas išpirkti. Tu kaip vergas neturi nieko. Kažkas kitas turi ateiti ir išpirkti tave. Ir va tokioj pačioj padėtyje mes buvome. Mes buvome sukaustyti savo nuodėmėse. Ir Dievas padaro daug daugiau. Ne tik tai nuima mūsų grandinės, bet Jisai mus ir įsūnija. Štai kokį mes gerą turim Dievą. Įsivaizduokite, jeigu tu esi vergas ir kažkas už tave ateina, sumoka kainą, tu tampi laisvu. Ir sako, eik kur nori. Ir kur tu eisi? Būdamas vergas, nieko neturi nei kur gyventi, neturi nei ką valgyti, neturi kur pasidėti. Dievas nepalieka mus tokiu. Jis ne tik tai išperka, kad mes būtume laisvi, bet ir įsūnija. Gerai, trečias punktas. Aba Tėve, dvasia liudija mūsų širdise. 6 ir 7 eilutės. Kadangi esate sūnūs, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasią, kuri šaukia, Aba Tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet sūnus, o jeigu sūnus, tai Dievo paveldėtojas per Kristų. Ačiū. Matome, čia žodis yra Aba. Tai yra aramėjiškas žodis, kurį Paulius specialiai palieka neišverstą. Gal kas žinote, ką tai reiškia? Reiškiasi tėvelį arba mano tėvę, toksai mažybinis, toks vaikiškas kreipinys į savo tėvą, į savo tėvelį. Mano tėvelį. Kur tai buvo pasakyta dar? Ne. Kur tai buvo pasakyta? Maldoje, kai Kristus kreipėsi, kai prašė, kad Tėve, jeigu galima, tegul šita taurė aplenktų mane. Ir jisai sako, Aba Tėve. Jeigu tai įmanoma, te praeina šitą taurė. Ar ne? Bet sako, bet tegul ne mano valia, bet tavo valia. Tai yra tas kreipinys, kurį Kristus kreipėsi į savo tėvę, į savo tėvą. Ir čia Paulius sako, kad lygiai taip pat mes kreipiamės į savo dangiškąjį tėvą. Taigi, dvasia, sako, ne šnabžda, o šaukia. Kai kažkas mane paklausė, sako, kaip galiu būti tikras, ar aš esu išgelbėtas, yra labai paprastas dalykas patikrinti. Koks tai yra? Koks tas yra termometras, kaip mes galim patikrinti? Ar aš esu išgelbėtas ar ne? Nu? Yra labai paprastas dalykas. Dvasia, Dievo dvasia, šventoji dvasia mumise turi šaukti, turi kalbėti. Jeigu tu girdi tą balsą, tu esi Dievo vaikas. Niekas kitas negali pasakyti, kad tu esi atgimęs. Gali matyti pagal tam tikrus gyvenimo vaisius. Ar ne? Tu eini į bažnyčią, tu meldiesi, tu skaitai Dievo žodį, bet tu gali visą tą dalyką daryti ir būti neatgimęs. Gali visą laiką pravaikščioti šlovės bažnyčioje ir eiti į pragarą. Tai va, tai turi būti tas dvasios šaukimas viduje. Ne šnabždesys, bet šaukimas. Tai yra graikiškas žodis krazo, reiškiasi garsiai šaukti. Aš garsiai šaukiu. Taip, tai yra tas žodis. Tai dvasia mumise šaukia. Jinai sako, aš esu tavo. Yra labai įdomus dalykas.
Mano tas pats įvykis, kadangi tai yra mano išgyvenimas, aš pasakoju apie savo išgyvenimą, kai aš įtikėjau 92 metais per Kalėdas. Tai yra mano gimtadienis, dvasinis gimtadienis. Aš atėjau į karate treniruotę, kad galėčiau dar geriau ištreniruoti savo kūną, kad galėčiau dar geriau mušti žmonės. Ir tuo metu man paskelbė Evangeliją. Tuo metu aš kalbėjau atgailos maldą ir tuo metu įtikėjau. Ir grįžtų namo, jau troleibusu važiuoju atgal. Įdomus dalykas, važiavau troleibusu į treniruotę kaip nusidėjėlis, kaip velnio vaikas, o grįžtų namo jau kaip Dievo vaikas. Kas manyje pasikeitė? Kas įvyko tokio, kad aš grįžtų namo kitoks? Ne kitas troleibusas, ne kiti žmonės. Gal be talonėlio važiuoja? Ar ne? Kas pasikeitė manyje? Pasikeitė manyje tai, kad aš gimiau iš naujo. Man niekas nepaaiškino tų dalykų, kuriuos aš dabar žinau. Aš daug dalykų nežinojau, daug dalykų nesupratau, bet puikiai suvokiau, kad mano nuodėmės yra atleistos. Puikiai suvokiau, kad aš esu Dievo vaikas. Puikiai suvokiau, kad aš dabar priklausau jam. Iš kur aš tai žinojau? Už tai, kad Dievo dvasia kalbėjo man. Už tai, kad Dievo dvasia šaukė, tu dabar esi mano. Tu dabar priklausai man. Todėl aš žinojau, kad aš esu Dievo vaikas. Ne todėl, kad aš buvau toks geras, kas mane žino, jie žino, kad aš niekada nebuvau geras. Aš buvau blogietis. Bet tas blogietis tapo per akimirką, tapo naujų žmogumi. Ir dvasia kalba. Ir jeigu dvasia tau nekalba, jeigu dvasia tau nešaukia viduje, kad tu esi Dievo vaikas, susimąstyk apie save. Susimąstyk apie savo nuodėmes. Susimąstyk apie tai, kad tau reikia Dievo atleidimo, Kristaus išgelbėjimo ir atgailavimo ir kvietimosi į savo širdį. Taigi, Romiečiams 8:16 sako, kad dvasia liudija mūsų dvasiai, kad mes esame Dievo vaikai. Tik per tai mes žinome, kad mes esame Dievo vaikai. Aš galiu atlikti visus ritualus, galiu net eiti į vynuolyną, bet išgelbėjimo aš neturėsiu. Neturėsiu ramybės, neturėsiu gyvenimo džiaugsmo, kol dvasia nekalbės man, kad aš esu Dievo vaikas. Reiškia, man reikia atgimti iš naujo. Ar tai aišku? Vienas momentas, kol tu neturi dvasios viduje, kol tau dvasia nekalba viduje, tu nesi Dievo vaikas. Kai suklumpi, kur tu bėgi? Kai tu padarai kažkokią nuodėmę, mes visi dar gyvename žemėje, kaip suprantu. Ar ne? Dar visi stengiamės gyventi šventą gyvenimą, stengiamės laikytis Dievo žodžio, bet vis kartais suklumpame. Kuo mes remiamės? Kur mes bėgame? Dievo vaiko tapatybė nesiremia tai, kad aš dabar turiu gyventi tobulų gyvenimų ir arba nuolat turiu turėti tokius stiprius jausmus, kad, žinot, aš esu Dievo vaikas. Dievo dvasia mus liudija, kad mes esame jo vaikai. Ne tada, kai mes suklumpame. Ne tada, kai mes nusidedame, Dievo dvasia mus įtikina dėl mūsų nuodėmių ir kviečia mus grįžti pas jį. Vergas, kai padaro kažkokią klaidą, kažkokį nuostolį, ką jis daro? Jisai bėga nuo šeimininko, jisai slepia savo klaidą. Slepia, kad niekas nematytų. O sūnus, kai padaro kažkokią klaidą, kur jisai bėga? Ar jisai slepiasi? Jisai bėga pas savo tėvą. Tai yra du skirtingi dalykai. Vergas, jisai bėga nuo šeimininko, bet sūnus padaręs klaidą, nuodėmę, jisai ateina pas savo tėvą. Taigi, praktinis tapatybės klausimas, ar nuodėmė tave varo nuo Dievo, ar kaip tik veda į atgailą
į tėvo glėbį. Tai yra dvi skirtingos tapatybės. Ar tu esi vergas, kuris slėpi savo nuodėmę, ar tu esi sūnus, kuris ateini su atgaila pas savo tėvą. Ir Paulius čianai pereina, pastebėkime, iš daugiskaitos į vienaskaitą. Jisai jau sako, nebe jūs, bet sako tu nebesi vergas. Kai aš anksčiau pamokslaudavau, daug kas bėgdavo nuo manęs, sakydavo, Jozai, sakydavo, tu per kietai kalbi. Ir vienas pastorius mane pamokino. Sako, Jozai, kai tu pamokslauji, nesakyk, kad tu turi atgailauti, tu turi atsiversti, sakyk biški minkščiau. Sakyk, kad mes turime atgailauti, mes turime taip daryti. Ir sako, tai skambės minkščiau ir tada žmonės jausis truputį geriau. Žinot, aš tą pradėjau taikyti, truputį gaunasi minkščiau. Nors labiau norėčiau pasakyti, kad tu turi atgailauti, tau reikia grįžti pas Dievą, tu turi mokėti 10, tu turi tą daryti, ne? Bet to aš nedarau. Ir čia apaštalas Paulius rašo, ne jūs jau nebevergai, bet sako, tu jau nebevergas. Jis kreipiasi į kiekvieną tave ir sako, tu jau nebevergas, bet sūnus ir paveldėtojas. Viena istorija apie George'ą Müllerį, jau esu pasakojęs, bet dar kartą papasakosiu. Tai buvo 19 amžiuje Bristolėje gyveno toksai žmogus George'as Mülleris. Jisai buvo įkūręs našlaičių namus, kuriuose per jo gyvenimą buvo pasirūpinta daugiau negu 10 000 našlaičių. Tuo metu buvo tokia sunki padėtis ir jisai rūpinosi tais našlaičiais. Taigi Mülleris laikėsi vieno neįprasto principo. Savo finansų poreikius jisai tiesiogiai neprašydavo iš žmonių. Jisai nesiųsdavo laiškus su prašymu padėkite išlaikyti man šitos namus, paremti šitos vaikus. Jisai neidavo ir nekaulydavo ir neaiškindavo, bet jis darydavo vieną dalyką. Savo poreikius jisai maldoje atnešdavo Dievui. Aš nelabai galiu įsivaizduoti, kai tu turi tiek daug našlaičių ir kai juos visus reikia išmaitinti, kaip nepaprašius, tarkime, pas Justą pagalbos, sakyt, Justai, gal tu gali padėti arba Aušra, gali padėti šitiems našlaičiam, ne? Bet žmogus turėjo tokį principą, aš remsiuosi tik tai Dievu. Ir yra labai plačiai pasakojimas vienas nutikimas vienos liudininkės, kurie prisimena vieną rytą našlaičių namuose, kai pusryčiams nebuvo visai jokio maisto. Vaikai susėda prie tuščių stalų, Mülleris iškelia rankas, palaimina, pasimeldžia, padėkoja Dievui už tai, ką jisai duos ir vaikai visi atsisėda prie tuščių stalų. Kas įvyksta? Po kelių minučių į duris pasibeldžia kepėjas. Prisimeni šitą istoriją? Jisai pasakoja, sako, naktį negalėjo užmigti ir jautėsis, kad turi iškepti duonos našlaičiams. Netrukus prie našlaičių namų sugedo pieno vežimas, todėl vežėjas atidavė pieną vaikams, kad jisai nesugestų. Kai Müllerio klausdavo, kaip jis gali taip ramiai gyventi, jo atsakymas buvo paprastas. Našlaitis neturi kam pasakyti tėve, sako, aš turiu. Jisai turėjo tėvą, kuris rūpinosi jo. Štai toksai yra žodis Aba tėve. Aba, kai tu kreipiesi į savo tėvą ne kaip vergas, kuris atneši savo nuopelnų sąrašą ir sakai, tėve, aš padariau tą, tau pasimeldžiau, tau paskaičiau, atėjau į bažnyčią ir net pajaukojau, tai dabar tu man išklausyk.
Aba tėve tai yra visiškai kitoks santykis. Tu kaip sūnus ateini pas tėvę ir sakai, tėve, aš pasimeldžiau, aš atėjau į bažnyčią, aš paaukojau, bet ne todėl, kad tu iš manęs to reikalauji, bet todėl, kad aš tave myliu. Dėl to, kad aš turiu santykį su tavimi. Dėl to, kad aš esu tavo vaikas. Tai yra du skirtingi dalykai. Yra vergo pozicija ir yra sūnaus pozicija. Einam toliau. 4 punktas. Tai kodėl grįžtate atgal? Nuo 8 iki 20 eilutės skaitom. Kitados, dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikro nėra dievai. Bet dabar pažinę Dievą, arba geriau sakant, Dievo pažinti, kaipgi galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Aš baiminuosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui dirbęs jūsų labui. Prašau jūs, broliai, tapkite tokie kaip aš, nes ir aš tapau toks kaip jūs. Jūs visai neįžeidėte manęs. Jūs žinote, kad jums pirmą kartą paskelbiau Evangeliją, negaluodamas kūnu. Ir jūs nepaniekinote ir nepasipiktinote mano kūne esančių išbandymų, bet priėmėte mane kaip Dievo angelą, kaip patį Kristų Jėzų. Koks tai buvo palaiminimas jums? Aš galiu paliudyti, kad įmanydami būtumėte išlupę savo akis ir atidavę man. Nejaugi tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą. Jie uolūs ne jūsų labui, bet norėtų jūs atskirti, kad būtumėte uolūs dėl jų. Bet gerai visada būti uoliems dėl gero, o ne vien, kai esu pas jūs. Mano vaikeliai, dėl jūsų aš vėl gimdymų skausmuose, kol jumyse išryškės Kristus. Norėčiau dabar būti pas jūs, kad pradėti kitaip, nes nežinau, ką man su jumis daryti. Ačiū. Taigi pažinti Dievą yra būti Dievo pažintam. Kai kurie žmonės labai dažnai sako, aš noriu pažinti Dievą, noriu jį suprasti. Bet yra skirtumas. Mes Dievo nepažinsime, mes jo nesurasime. Bet Dievas gali mus pažinti. Paulius čia patikslina, sako, jūs, ne tik jūs pažinote Dievą, žinot, Dievas yra truputį, kaip mes galim pažinti Dievo truputį charakterį, koks jisai yra šventas, koks jis yra geras, ko jisai reikalauja, bet sako, jūs ne tik pažinote Dievą, Dievas pažino jūs asmeniškai. Tai yra didžiulis skirtumas. Aš galiu žinoti apie prezidentą Nausėdą. Aš žinau, jis turi žmoną, aš žinau, kur jisai gyvena, žinau, kur jį galima maždaug sutikti. Aš apie jį žinau. Bet ar jis apie mane žino? Apie mane jisai nežino nieko. Jisai net nežino apie Juozaką Žukauską. Net nežino, kad aš esu Kaune. Ir dabar net kalbu apie jį. Jis nieko apie mane nežino. Suprantat? Taip, visiems žmonėms reikia skelbti Evangeliją, ne? Tai va, tai sakoma, ne tik jūs pažinote Dievą, bet Dievas pažino jūs asmeniškai. Taipgi išgelbimo pagrindas yra ne tos pastangos, kad aš visomis savo jėgomis noriu pažinti Dievą, bet išgelbėjimas yra, kai Dievas mus suranda per savo malonę. Ir todėl grįžti prie tų silpnų ir skurdžių pradmenų, prie tų gerų darbų ir stengtis susitarnauti Dievo gerumą ir Dievo išgelbėjimą. Paulius sako, kur jūs vėl norite grįžti? Taigi, Dievas mums dovanoja Kristų ir dovanoja mums naują gyvenimą, nebevergo gyvenimą. Graikai, tai yra Galatai, skrupulingai stengiasi laikytis dienų, mėnesių, laikų, metų ir atrodė stengiasi taip Dievui patikti, kad net, stengiasi versis iš savo, kaip mes sakom lietuviškai, iš savo skūros, kad patikti Dievui. Bet jie tada, kaip Paulius sako, jūs išeinate iš malonės.
Sako, jūs pamirštate, ką dėl jūsų padarė Kristus. Įsivaizduokime dabar Oktavijų, kuris priėmė Cezariaus vardą ir paveldėjimą ir toliau savo gyventų tą tokį paprastą vaikino gyvenimą ir netaptų tuo, kuo jį paskyrė Julius Cezaris. Ir sakytų, aš varau toliau savo reikalais, savo darbais. Ne? Bet jisai tapo imperatoriumi. Jo tapatybė pasikeitė. Jisai jau nebeturi gyventi to pačio vaikino gyvenimo, to, kurį visi niekino gyvenimą, bet jisai turi gyventi to imperatoriaus gyvenimą. Viena istorija. 1863 metais sausio 1 dieną Abraomas Linkolnas paskelbė emancipacijos proklamaciją, kuri paskelbė laisvais pavergtuosius maištaujančios konfederacijos valstybėse. Jisai pareiškė, kad vergai jau tampa laisvieji. Jie jau tampa nebe vergais, bet tampa visais laisvaisiais. Tačiau Teksase šios laisvės įgyvendimas užtruko dar iki pilietinio karo pabaigos. 1865 metais, birželio 19 dieną, į Galvestoną atvykęs sąjungininkų generolas Gordonas Grangeris viešai paskelbė generalinį įstatymą numeris 3. Visi Teksaso vergai yra laisvi. Įsivaizduokite, laisvė buvo paskelbta 2 metus atgal, bet vis tiek tie žmonės Teksase vis dar vergavo savo šeimininkams. Kėlėsi, dirbo svetimuose ūkose, buvo išnaudojami ir jie neturėjo laisvės. Jiem trūko žinios, bet svarbiausia, jie turėjo tai suvokti. Ir įsivaizduokit, dokumentas įsigaliojo, jiems paskelbė, kad jie yra laisvi, bet įdomus dalykas, kad kai kurie vergai vis tiek pasiliko pas savo šeimininkus. Jie toliau jiem tarnavo, jie toliau jiems vergavo, nes jie nežinojo kito kelio, kito gyvenimo, kaip jie gali gyventi toliau. Taigi, Paulius čia mums pasakoja apie Kristų. Kristus mus išlaisvino, Kristus mums dovanojo laisvę gyventi laisvais. Tai sako, tai jūs dabar, sako, ir gyvenkite laisvai. Nes sako, Kristus visą kainą sumokėjo pilnai. Prieš 2000 metų Kristus atpirko mus visus. Kodėl dar vis norime grįžti prie tam tikrų dalykų, prie apipjaustimo, prie gerų darbų darimo, tikintis, kad Dievas mus pateisins, kad Dievas mus kažką padarys. Taigi, 19 eilutė. Paulius čia sako, mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumise išryškės Kristaus atvaizdas. Kalbas Paulius šiandien nekalba taip, kaip žino toks šaltas teologas, atėjo, paskaitė pamokslą, paskaitė kažką ten tokio ir išėjo. Jisai kalba jiems kaip motina, kaip ta, kuris pagimdė tuos naujus vaikus ir sako, kodėl, sako, jūs vėl norite grįžti atgal. Jisai pažįsta tėvą, nuo kurio Galatai pradėjo trauktis, kurie pradėjo sakyti, mums dar reikia tą daryti, mums reikia dar aną daryti. Ir jisai kaip tėvas negalėjo ramiai žiūrėti, ką daro jo vaikai. Ir jisai sako, aš noriu, sako, kad jūs pažintumėte tą tėvo meilę. Ta tėvo meilė, kurį jūs išvadavo iš tos vergystės. Jums jau nebereikia daryti tų dalykų, kuriuos darote. Jums reikia priimti tą naują tapatybę. Nebe vergai, bet Dievo sūnus. Taigi, klausimas. Kokia kalba mes meldžiamės? Ar mes meldžiamės kaip vergai, ar mes meldžiamės kaip sūnus? Vergas sako,
viešpatie, aš stengiausi, aš padariau tą ir būk man malonus. Tai yra vergo malda. Sūnaus malda yra, sako, tėve, aš esu tavo, padėk man. Tai yra dvi skirtingos maldos. Viena, kur tu bandai Dievą įtikinti dėl savo nuopelnų, ką tu padarei, o kita, tu ateini pas tėvą kaip sūnus ir sakai, aš esu čia ir tu padėk man. Antras dalykas, ar aš gyvenu pagal vergo dienotvarkę? Ar yra tam tikri dalykai, kuriuose mes esame taip susikaustę, kad tiesiog nebematome tėvo meilės. Man reikia padaryti tą, nes Dievas mane nubaus, man reikia padaryti tą, nes man bus blogai. Jeigu aš to nepadarysiu, bus tas blogai. Ir ar aš skaitau, meldžiuosi ir tarnauju iš baimės, kad aš būsiu nubaustas ir būsiu atmestas? Ar aš skaitau, meldžiuosi ir tarnauju iš meilės? Labai dažnai tikintieji pavargsta arba pervargsta tarnaudami bažnyčiose. Mano pastorius, amerikietis toksai Erikas Čepmanas, man vieną kartą pasakė, Juozai, sako, kai tu pavargsi savo tarnystėje, kai norėsi viską mesti, sako, prisimink, kam tu tarnauji. Prisimink, kam tu tarnauji. Jeigu tu galvoji, kad tu dėl savo darbų bandai užsitarnauti Dievo malonę, mes pavargsime ir tą vergo poziciją mus galų gale nuneš į šalį. Mes tada pradėsime žiūrėti, kodėl aš čia dirbu, o Gediminas nieko nedaro, sėdi ant suolo ir viskas, ar ne? Arba va kažkas va dar irgi kažką tai nieko nedaro, ar ne? Mes pradėsime tada žiūrėti aplinkui. Įvertinsime, va Kristina, manau, per mažai daro, reikia ją biškį pabarti, kad truputį daugiau kažką padarytų, ar ne? Nu, ašgi čia vienas ariu, vienas dirbu, ar ne? O čia visi sėdi. Bet jeigu aš iš vergo pozicijos pereisiu į sūnaus poziciją, aš tarnausiu žmonėms ne dėl to, kad kažkas mane pamatys, ne dėl to, kad kažkas mane pagirs, ne todėl, kad aš gausiu iš Dievo kažkokius tai nuopelnus, bet iš meilės Dievui. Mes sakome, kad, atkreipkite dėmesį, mes sakome, kad gerų darbų daryti nereikia, todėl, kad užsitarnauti Dievo palankumą, bet gerus darbus reikia daryti tam, kad aš parodyčiau, kad aš myliu Dievą, kad aš priklausau jam, kad aš esu jo vaikas. Štai kodėl mes turime daryti darbus. Ir kai kurie prieina ir sako, tu čia per daug kažką darai, tu matyt kažko nori iš Dievo. Aš jau viską turiu, ką Dievas galėjo duoti. Nuodėmių atleidimą, šventąją dvasią, baltą bilietą į dangų, naują tapatybę, naują šeimą, viltį, kad aš būsiu danguje ir daug visokių dalykų aš jau turiu. Aš galiu nieko nedaryti ir gulėti lovoje. Šiandien sekmadienis, pagulėsiu lovoje, nuvažiuosiu prie jūros, pailsėsiu, duosiu savo kūnui daug malonumų. Bet ir mano tėvas bus laimingas, kai aš paliksiu visas savo tarnystės, visas savo dovanas ir pradėsiu gyventi dėl savęs. Ir aš suprantu, kad ne. Todėl aš pasiryžtu tarnauti Dievui ir tarnauti jo žmonėms ne todėl, kad gaučiau kažką tai daugiau iš Dievo, bet todėl, kad aš myliu Dievą ir myliu jo žmonės. Trečias
dalykas, kur bėgi, kai suklumpi. Kai suklumpi, kai padarai nuodėmę, ar tu stengiasi ją paslėpti, ar ateini pas tėvą su atgaila. Tai yra du dalykai, kaip mes galime patikrinti save, kokioj pozicijoje mes esame. Ar mes esame vergai, kurie padarė nuodėmės, bėgame slėptis, ar mes esame sūnus, kurie padarė nuodėmę, einame pas tėvą su atgaila ir sakome, atleisk man, aš nusidėjau. Oktavijus tapo Augustu ne todėl, kad buvo labai didis, ne todėl, kad kažką pasiekė. Jis buvo jaunas, labai silpnos sveikatos ir daugelio buvo nuvertintas. Jo gyvenimą pakeitė testamentas, kurį Cesorius jį paskelbė sūnumi ir jisai tapo įpėdiniu. Tavo gyvenime taip pat yra testamentas. Tai yra naujoji sandora, kurią Kristus padarė su mumis. Jį patvirtinta ne rašalu, jį patvirtinta Kristaus krauju ant kryžiaus. Ir joje yra parašyta, kad tu jau nesi vergas, bet esi sūnus ir esi Dievo paveldėtojas. Štai kokią privilegiją mes visi turime. Ne todėl, kad mes visi esame fainoliai čionai. Ne todėl, kad mes kažką pasiekime. Ne todėl, kad mes kažkuo tai tapome. Bet todėl, kad Dievas įsikūnijo į žmogų. Tapo žmogumi. Prisiėmė tavo ir mano nuodėmės ant kryžiaus. Ir davė savo teisumą mums. Ir taip mes tapome Dievo vaikais, jo sūnumis ir tapome Dievo paveldėtojais. Taigi su švente, broliai ir seserys. Štai kodėl aš sakau, mes esame šiandieną ypatingoje vietoje ir švenčiame ypatingą dieną – Kristaus prisikėlimą. Mes švenčiame, kad mes esame Dievo vaikai ir susirenkame kaip Dievo bažnyčia. Būkite palaiminti visi ir tarnaukime Dievui ne kaip vergai, bet kaip sūnus. Amen.